Vos kiek daugiau nei 10 km nuo Baltijos jūros miško ramybės apsuptyje įsikūrusios miško žvaigždės. 5 stikliniai kupolai išsidėstę didžiulėje 2 hektarų teritorijoje, atokiau vienas nuo kito, todėl svečiai tikrai nepasiges privatumo. Stiklo kupoluose komfortabiliai apsistoti galima visus metus. Šią vietą pamėgę romantikos, ramybės ir kažką naujo norintis išbandyti svečiai. Na, o žvaigždėto dangaus vaizdai iš kupolo atsiveria lyg ant delno. Dėka nacionalinės mokėjimo agentūros paramos, gautos pagal lyder priemonę, administruojamos Kretingos rajono vietos veiklos grupės Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos, idėjos sumanytojai pavyko greičiau realizuoti savo svajonę. Paramos lėšos sudaro beveik pusę viso projekto vertės. Įsigyti stiklo kupolai, juose reikalingi baldai, kubilai maudynėms, įrengtos griliaus zonos. Sveiki, tai aš esu Agnė Apželtytė, asociacija Miško žvaigždės pirmininkė. Šito projekto ir idėjos viena iš sumanytojų, nes mūsų buvo daugiau, tai projektą mes pasidarėm 21 metais pasirašėme projektą. Idėja buvo pasidaryti miško terapiją, projektas taip ir vadinasi. Tiesiog norėjom pritraukti žmogų arčiau gamtos, kad tu galėtum atvažiuoti, pajusti, pabūti. Pati kupolo idėja kilo iš to, kad pusė stiklinis, kad galėtum stebėti žvaigždės, nes miške labai žvaigždėtas dangus, tai iš to ir pavadinimas gavosi Miško žvaigždės. Iš VVG projekto parašyto gavom paramą 117 000, tai įsipareigojom sukurti 2,5 darbo vietos. Iš paramos buvo suplanuota įsigyti kupolus, 5 vienetai yra kupolų pastatyti, jie yra pilnai įrengti. Kupoluose iš paramos taip pat buvo nupirkti baldai, tai yra lovos, staliukai, kėdės. Tada prie kupolų 3 mūsų kupolai turi ofiūro vonias, tai taip pat jos yra įsigytos iš paramos. Prie visų kupolų galite rasti kamado grilius, juos taip pat įsigijom iš paramos ir buvo nupirkti 6 dviračiai, kad poilsiautojai atvykę galėtų ne tik pasimėgauti buvimu gamtoj, bet ir pavažinėti, nes labai gražios yra apylinkės. Tai vat dviračius dalinam nemokamai, tie, kurie apsistoja 2 parom. Idėja pagrindė buvo ne tik pritraukti žmogų prie gamtos, bet ir turėti tą, kad tau nereikėtų papildomai mokėti. Nes labai panašiai kituose tokiose vietose visą laiką kubilas kainuoja, dviračiai kainuoja, kažkas kainuoja, pas mus tu, kai susimoki, tu gauni viską. Tu gali naudoti ofiūro vone, tuo vadinamu kubilu. Mes suteikiam visas malkas, visko, ką reikia pasikūrenti jį, taip pat kamado grilius irgi papildomai nekainuoja, anglis duodam, dviračiais naudotis leidžiam. Žmonės taip pat džiaugiasi, nes dar nėra ilgai, mes čia metus veikiam nepilnų sąstatų, pilnų, sakykime, su 5 kupolais veikiam 2-3 mėnesius, bet savaitgalį visi beveik yra užimti ir žmonės noriai važiuoja, grįžta, ne po kartą, turim tokių, kurie jau ir 3 kartą grįžta, nes gamta keičiasi, yra smagu pamatyti ir pavasarį, rudenį, žiemą, čia būna kaip nykštukų nameliai, viskas apsnigę ir vasara, tai va, tai smagu, kad grįžta. Tai mūsų kupoluose galima apsistoti visą sezoną, jie yra šildomi, oras yra kondicionieriai sudėti visur viduj. Tai kadangi kupolo forma yra labai dėkinga, realiai įjungus kondicionierių per 10-15 minučių pilnai prišyla. Tai sezoniškumo kažkokio mes nejaučiam, aišku, darbo dienom kažkiek mažiau žmonių žiemą išskyrus šventes, bet savaitgaliai yra užimti, nes, sakau, žmonėms smagu pamatyti tą gamtą, nes žiemą tai čia įspūdingai, kai tau pusnis iki pusę kupolo užsnigia ir tu savo šiltai lovoj guli, tai labai smagu.